Sveiki. Šiandien klausimėlio laidoje mes apeisime Vanagų stovyklą 2017. Klausime stovyklautojo apie skirtingus dalykus. Taigi pradėkime. Labą dieną. Kiek kunigų pasirodė šių metų Vanagų stovykloje? Iš viso? 8. 5. Iš naujo. 8. 5. Gerai, ačiū. Kiek kunigų pasirodė šiemetėje stovykloje? 7. Gerai. Mūsų klausimas bus, kokį blogiausią dalyką padarėte šioje stovykloje? Prašau. Labą dieną. Šį rytą slėpiausi palapinį, kad nereikėtų eiti į bažnyčią. Na, prašau. Ką? Kokį blogiausią dalyką padarėte šioje stovykloje? Nuodėmę. Taip, palaukit. Sėdėjau bažnyčiai. Juokauju, ne. Aš čia tik pajuokavau. Ne, mano tikrai nuodėmė yra. Palaukit. Čia galvotai. Blogiausias dalykas tai, kad mes specialiai nėjom į pamaldas vieną dieną ir nėjom į vieną būrelę bet mes specialiai nėjom, nes nenorėjom. Taip buvo blogai ir specialiai nėjom, o įsirašėm. Tai dabar savigrauža, eisiu išpažinti, atlikų tu žvengi. Prašom, štai moralinė pamoka. Palaukit, atsimenu. Ne, palaukit, pamiršau. Ne, blogiausias dalykas, kad aš... Ne, geriausias, kad aš įmėgau. O nuodėmė tai, kad aš čia stoviu. Kada prasidėjo Vanagai? Kokiais metais prasidėjo Vanagų stovykla? Jeigu prieš 20 metų, tai būtų 1997. Neteisingai. 1997. Taip. Vėlgi neteisingai. Šokas. 1990. Nežinau. 7 gal. Gerai. Neteisingai. Kuriais metais Lietuva įsigijo eurą? Prasideda. Labai juokingas klausimas, bet... 2012. Jūs tikrai manau, kad aš atsimenu? 14. Ne, 15. Kiek žmonių iš vis yra šiemet Vanaguose? Apytiksliai 530. 530. Kiek metų vyksta Vanagų stovykla? Pusantrą bus. Bus, jo. Kažkur tai. Klausimas šiandien, kurioje pasaulio šalyje randasi Londonas? Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje, jeigu pilnas pavadinimas būtų. Kokioje šalyje gyvena poliarinės meškos? Šiaip poliarinės meškos nesvarbu, kokioje šalyje. Yra toksai poliarinis ratas. Ten jau prie pat šiaurės ašigalio, tai jei Kanada, jei Grenlandija sala, jei Norvegija, galima ginčytis. Na tai maždaug susidarykite vaizdą. Gal papiešti, va čia taip yra. Na, ir... Aš galvojau, kad kažkaip tai taip tenai. Ačiū. Kokioje pasaulio vietoje randasi Londonas? Londonas? O ne Afrikoj? Ten Somalį, man atrodo. Prie Tauragės. Prie Vanagų. Tai tikriausiai gal prie Palangos šalia kažkur. Aš norėjau paklausti klausimą. Kodėl ir kaip trenkia žaibas? Taip. Trenkia. Bet jau tai esu matęs 3 kartus trenkia. Fizika. Jis galvoja, reikia trenkti. Nu ir trenkia. Nu surovi kažkas, nu ir trenkia. Nu ką padarysi jau? Pyka. Nu. Labą dieną. Ai, mes jau klausim jūs. Kokia saulės temperatūra? 100 milijonų laipsnių. Toks pat atsakymas. Nu, virš visko. Nu, daug. Visi laipsniai. Ir kodėl ir kaip trenkia žaibas? Nu tai jeigu esi blogs berniuks, tai
stovi, taip o, stovi. Pažiūrėjau taip į dangų, ded, taip greit, ded, nespėjai sureaguoti, ded, nieko nebūna, ded, viskas, nežiūr, ten vaiks, saugs, ded, viskas. Ded. Ded, viskas, ded. Sveiki, gali biškai ateiti čia arčiau. Na gerai, vis. Kaip yra pagaminama žalia spalva? Reikia sumaišyti žemę ir šaką, pavyzdžiui, medžio. Ir dar po to reikia įpilti šiek tiek baltos spalvos. Tai žalia spalva daroma iš lapų, medžių ir geltonos tikriausiai dažų spalvos. Iš kur geltona? Iš baltos ir oranžinės. Kaip gauname mėlyną spalvą? Mėlyna. Iš mėlynos. Nežinau. Sveiki, koksai vidutinis žmogaus gyvenimo amžius Lietuvoje? 30 gal. Nuo 20 iki 30. 40 gal. Iki 30. Managų stovykla yra labai gera stovykla. Atvykite visi kitais metais. Gal nelis. Geras juokelis labai. Tai va, turime daug palapinių, turime daug žmonių. Oras gražus. Va, pažiūrėkite į orą. Vat, tikras, atrodo, kad kokiam gyventumėm Vašingtone arba Oregone, žinokit. Štisai, ta prasme, gražu. Gerai, kur mes ieškome aukų. Kaip pagaminamas stiklas? O stiklas iš kvarcinės smėlio. Ir kaip pagaminamas? Nežinau, ten sudėtingas cheminis procesas, sunku pasakyti. Nu. Paskutinį kartą, kai gaminau stiklą, suglamžiau plėvelę ir įdėjau ją į šaldiklį. Kaip gaminama... Atsiprašau. Kaip gaminama mėlyna spalva? Rudą pridėti prie baltos, biškai įmėti mėlynių ir gauni mėlyną. O kokios reikia? Kaip, kokiu principu ir kuriame amžiuje buvo sukurta tokio tipo palapinė, kaip matote, štai ten? Štai čia? Taip, ir štai ten, taipogi, mūsų background'e. Šios palapinės turbūt buvo pagamintos gana neseniai, dizainas irgi turbūt buvo sukurtas gana neseniai, taigi manau, kad 21 amžiuje, taip, mano atsakymas bus toks. Kaip pagamintos? Su aparatais fabrikose. Aparatai dirba ten taip siūliai, ir taip padaro. Kodėl yra dedamas celofanas lietuviškai, nežinau, kaip plėveliai ant palapinių? Nevyktų vanduo į kėdus, į kroksus. Ką kroksai neperšlaptų? Ko žinau? Todėl, kad nesušlaptų miegodamas, nes tas pats kaip, nežinau. Ai, kad žemė būtų sausa, tai tiksliai.